Taigi sveiki, su jumis yra Welcome. Taigi čia bus, kur susisakinėjat pamokas. Taigi Arnoldas paprašė banerio background, kokį gražų. Nėra ten sunku padaryti, tiesiog reikia porą efektų užsimesti ir bus gerai. Tai gali paimti ten belenką, pasidaryti. Bet neturiu gražių fotkių. Gerai, naudosim BMW mašiną. Siek. Pamokai gerai bus. Įsikepam. Susimažinkit pagal save ten, kaip jums geriau bus. Gerai, su jais. Taigi tiesiog tokia va nusispalvinęs nesąmonė. Blending options. Pattern overlay. Nežinau, angliškai tiesiog tarės. Ir pagal save pasižiūrė patternus, kokius tau gražiau būtų maždaug. Man tai gal patiktų ir toksai. Šitas gerai bus neblogas. Biščią susimažint. Taip, ir opacity nusistatykit pagal save kokių, ką žinau, 50. Fotkas maždaug pasireguliuokit po to. Dar vienaip galima padaryti, tai irgi paimti čia, naują layerį suskurkit, blending options, gradient, gradientą pasimkit, ir skalę, kiek norit, kiek jums geriau. Geriau, po to irgi opusį sumažinkit. Ir va, maždaug tokia nesąmonė gausis. Šiaip backgroundus banerių, tai iš kitų nuotraukų geriausia paimti ir po to tokį dalyką pasidaryti. Ir jį tiesiog užsispalvinkit juodai ir baltai, nesvarbu. Šiaip yra. Ir irgi sumažinkit savo opusį, tai kad gautus tokia nesąmonė, kur ir čia galite savo tekstą metyti, kad judėtų ir taip toliau. Taip. Toliau buvo dar Arnoldo prašyta raidžių didžiaučių teksto. Taigi tekstas ten nėra labai sunkios, yra pamokos, tiesiog surašykit tekstą savo. Pasirinkti kokį gražų šriftą, kad jums patiktų. Aš naudosiu vieną SAP kanalo sportą. Tokius šriftas. Pasidarom kokią spalvą pagal save. Aš pasidarysiu kaip ryškiai mėlyną. Foną gal juodą užmesiu, kad gražiau matytus. Tada einame į Drop Shadow. Šiaip nebus reikalinga, kadangi yra baltas, juodas fonas, o jeigu balto, tai tada reikia daryti Drop Shadow. Padarysime baltą. Taigi, Drop Shadow.
metame į kitą pusę, kadangi gražiau atrodys, bent jau man, kaip kitiem nežinau. Darykit pagal save, karačiu. Taip, tada overlay nemanau, kad tai yra labai reikalingas, bet galite čia pasidaryti pagal save irgi. Drosnas iki mėlynas, tamsesnis, o tai va maždaug. Taip ir skalę irgi galite smažinti, bet nelabai apsimoka. Ir padidinti ir užsimetam strokę ant 2 ir baltos spalvos. Ir va toksai simple jum tekstas, efektas jau. Nežinau, 3 nelabai man gražiai sudėtingai gražiau atrodo. Taigi, Arnoldo ir Maniksai pamoka atlikta. Rašykite, jeigu ką nors nesupratot, mėginsiu gal geriau paaiškinti arba šiaip. Pamoka kurta Grafai LT puslapiui. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.